Sveiki, čia podcastas InBank kalba, o šiandien šiek tiek apie banko darbo užkulisius papasakos Asta Dirvonskienė, vadovaujanti InBank klientų aptarnavimo komandai. Sveiki, Asta. Sveiki, labai malonu, kad pakvietėt. Bankas dažnam žmogui turbūt yra gana paslaptinga įstaiga. Visi žinom, kad čia dirbama su pinigais, o bankų sprendimai yra tikrai reikšmingi kiekvienam. Ir InBank turbūt galima pavadinti unikaliu banku, nes jis daugumą savo klientų aptarnauja internetu, telefonu ir didelė jūsų Asta komanda stengiasi, kad viskas vyktų sklandžiai, aš bent jau taip įsivaizduoju. Ar galėtumėt papasakoti, kuo konkrečiai užsiima klientų aptarnavimo komanda ir kokia yra jūsų kasdienybė? Tai mūsų tikrai, jūs labai teisingai pasakėt, kad klientai įsivaizduoja, kad tai yra paslaptinga įstaiga, bet mes esame nestandartinis bankas tuo, kad tai nėra labai griežtos taisyklės, kur yra šaltas bendravimas, tai iš tiesų mūsų pagrindinė funkcija yra padėti, kad kliento kelionės sklandi būtų mūsų banke, su mūsų paslaugomis. Tai ta kasdienybė mūsų kliento aptarnavime yra labai netikėta, nes nenuspėjama. Kiekvieną dieną tu gali įsivaizduoti kaip gerą kokį veiksmo filmą, nes ateini ir nežinai, kas bus. Tikėsi, kad, pavyzdžiui, šiandien dirbsiu su skambučiais, nes turim komandą, kuri aptarnauja skambučius, komandą, kuri atsakinėja elektroninius laiškus, bet gali atsitikti visokių situacijų. Tarkim, vienas neteisingas žodis komunikacijai ir pradeda visi skambinti, kur tu reikia nuraminti klientą, išaiškinti, kas tai yra. Ir tenka tau dirbti kitokius darbus, negu tu planavai ateiti į darbą prieš tai. Tai daugiau būna tokių ramesnių dienų ar kaip veiksmo filme? Daugiau kaip veiksmo filme. Jeigu yra tokia rami diena, mes galim įsivaizduoti, tarsim, kad vidutiniškai mes gaunam 500 skambučių klientų per dieną, apie 300 laiškų ir yra komanda, kuri savo atsakomybei turi 60 skirtingų užduočių atlikti. Tai yra toks nenuspėjamumas šitam darbe, kuris turi tau patikti, jeigu tu čia dirbi. Tai vidutinis skaičius yra 800 užklausų, į kurias jūs turite vienaip ar kitaip atsakyti. Vienaip ar kitaip, aišku, mandagiai, konkrečiai ir aiškiai, kad visi liktų patenkinti. Taip, bet tai nėra atsakymas. Tai iš tiesų aptarnavimas yra dialogo kūrimas. Taip. Tai tu ne tiesiog bendrauji su klientu, kad jam atsakyti į klausimą. Tu turi iš pirmo išsiaiškinti jo poreikį. Tai nuo to ir viskas prasideda. Tai dėl to tos nežinomybės labai daug yra darbe, nes tu galbūt tas pats klausimas yra, tarkim, klientai skambina dėl mokėjimo ir klausia, kokia mano mėnesio įmoka. Bet iš tikrųjų poreikis visiškai kitoks galbūt klientai yra. Galbūt jam reikia tik užtvirtinimo, galbūt jam reikia suteikti tą informaciją, nukreipti į kažkur. Tai iš tiesų tai yra labai daug nežinomybės. Tai ir konkrečiau pakalbėkime, kokie yra tie dažniausi prašymai, pageidavimai ar tiesiog kokios informacijos žmonės teiraujasi. Jeigu mes pabandytumėm visą tą masę klausimų, tų skambučių sugrupuoti ir tai yra klausimai apie ką, ko žmonės tikisi, ką jie nori sužinoti. Tai viena dalis yra, kai klientai jau proaktyviai patys nori pasiimti paskolą, ar prekę lizingo būdu, tai jiems yra įdomu, kodėl, kaip, kada aš galėčiau gauti, kaip greit gausiu pavedimą ir panašiai. Tai viena tokia dalis, operatyvinė dalis, kuri tiesiog kaip čia vyksta tas procesas sužinoti. Kiti yra klausimai, yra jau kasdieniniai jų gyvenime, kai reikia susimokėti už paimtas paslaugas. Tai ir tada kyla, gyvenime nutinka visko, tiek pat ir mūsų klientams, jie negali šiandien mokėti, tai jie skambina, praneša, kad ar galėtume atidėti, kokia ta suma susidarė, jeigu pavėlavo mokėti ir panašiai. Tai tų klausimų įvairovė yra didelė, yra tiesiog tokių ir situacijų, kad ir paskambina, sako, mano net tikriausiai kažkas apgavo, papuoliau kažkokias pinklės. Jaučiausi transo būseną, ar viskas gerai su mano sąskaitom yra, nes mes turim ir depozitus. Tai klientai ir pasiskambina, pasitikrinti, ar tikrai niekas nėra išimta iš jų sąskaitų. Taip.
Čia praktiškai sudėstėt taip pagal, ko gero, skambučio intensyvumo lygius. Pirmasis lygis, kai tiesiog teiraujasi, antrasis, kai jau kažkoks rimtesnis klausimas ir trečiasis, kai jau yra realus nerimas dėl to, kad kažkas galbūt atsitiko. Pavyzdžiui, sukčių ataka, kokių mūsų šalyje pastaraisiais metais, tikrai, ko gero, galima sakyti, netrūksta. Taip. Iš tiesų, emocijos visada yra kiekvienam skambutė, tiesiog tu teiraujasi, nes ir pačiam žmogui yra dažnai ir nekomfortabilu nežinoti, ar aš teisingai suprantu šitą. Tai tas pats emocijos kiekvienam yra skambutėje, tik aišku, sprendimo lygis yra kitoks nuo klausimo ir užduoties. Iš tiesų labai įdomu taip žmogui iš šalies sužinoti, kokios nuotaikos būna tų, kurie skambina į banką. Žmonės paprastai būna susirūpinę dėl kažko, suirzę, pasimetę, kažko nesuprantantis, ar tokių skambučių dalis yra palyginti nedidelė. Taip, pamatuojant, sakyčiau, kad nedidelė yra jų skambučio dalis. Tiesiog tikrai žmonės lietuviai yra labai mandagus, bando suvaldyti ir paaiškinti buitiškai situaciją, kad ją suprasti. Tai čia yra priklauso nuo jau kliento konsultanto, koks jo yra profesionalumas lygis, kaip jis nuskaito tą kliento poreikį, kaip jis suvaldo, kaip jį nukreipia. Tai klientai šitie emocingi, taip, jų yra, bet aš sakyčiau, dažniausiai tai čia yra ir profesionalumo lygis, kur tu jį nukreipai tą pokalbį. Jeigu nesuvaldai, tai yra gavai rezultatą tokį. Bet iš tikrųjų tas beje klientų mandagumas, sakykime, galbūt taip galima jį pavadinti, jis keičiasi metams einant, nes turbūt vis tiek darbą dirbate ne vienerius metus ir jeigu mes galim pastebėti, kaip pastaraisiais dešimtmečiais, ko gero, keitėsi vairuotojų kultūra keliuose, o mes turbūt galim daryti išvadą, kad ji palaipsniui gerėja. Tai ir šioje srityje, jūsų srityje, jūs galite pasakyti, kad gerėja, malonesnis tas bendravimas tampa. Taip, be abejonės, nes mes galbūt kaip ir pati visuomenė keliam didesnius lūkesčius vienas kitam. Ir tas pats yra lūkestis ir aptarnavimo, kokio aš tikiuosi aptarnavimo. Mes kasdien su aptarnavimo susidurėm, tai čia nėra tik, kad tu paskambini į banką, bet eini į parduotuvę ir tu vis tiek susiduri su žmonėm, kurie dirba šitą darbą. Tai tas, taip, žmonės yra mandagesni, ar emocijas jie visi moka valdyti, tai tikrai labai didelės daug įtampos yra ir aplinkoje, ir kasdieninė veikloje. Tu tiesiog kaip aptarnaujantis asmuo, tu turi atskirti, kad tai čia tikriausiai to žmogaus emocija ne dėl tavęs, ne dėl banko veiksmų ar proceso, kažkokios kitos aplinkybės. Turiu kam paskambinti, tai išsiliesiu. Tam tikrą terapiją tikrai aš pritariu, kad call centrai atlieka. Įsivaizduoju, kad žmogui atsakančiam į kito žmogaus klausimus, net nebūtinai banke, yra svarbus toks psichologinis pasiruošimas. Ar tai tiesa ir ar pavyksta tą, sakykime, emocinį lauką palaikyti daugmaž vienodą pokalbio su klientu metu, kaip pavyksta tą padaryti ir ar jūs esat kaip nors specialiai paruošti psichologiškai, kad jūs atlaikytumėt tokią darbo dieną ir galų gale dar namo neparsineštumėt visų problemų, su kuriomis susidurėt kiekvieną dieną. Yra taip, mokymai ir samdomi konsultantai, kurie galėtų padėti tau suvokti tas emocijas, kaip jas neparsinešti namo, kaip jas išlaikyti 100%, kiek įmanoma būti profesionaliam, bet mes esame visi žmonės, tai čia tokie nerealūs lūkesčiai yra. Ir kas su šiuo darbu yra ypatinga, kad aš jums galiu, pavyzdžiui, užduoti tokią situaciją, dariau tokį tyrimą duomenų analizės ir tikrinau, kaip klientai vertina mūsų konsultantų pasitenkinimą ir ėmiau pagal tiek, kiek žmogus dirba pas mus įmonėje. Tai yra 0,5 metų, vienas buvo rėžęs, antras nuo 0,5 iki 3 metų ir kiti nuo 3 metų. Kaip jūs sakytumėt, kas žmogui labiausiai palankiausiai vertino, kuriuos darbuotojus?
ko gero turinčius didesnę patirtį. Atrodytų, kad čia loginis atsakymas, ne? Bet mes nesivadovaujam logika. Yra iki pusę metų, nes žmogus yra entuziastingas, jis dar nori klausytis, jis nori dar padėti. Gal jo žinios neleidžia, bet jo nuoširdumas, jo emocija yra perdodama. Ir visi mes nuperkam emociją ir padarom sprendimą emociją, o ne logiką, kurias tikrai žinių, tikrai dirbantim banke, pusę metų, tu gal tik tada truputėlį pradedi jaustis tvirčiau. Kad tu kažką žinai, bet kad tu žinotum visiškai visus procesus, ne. Tai kitaip tariant, jeigu mes galvotumėm, kad kantrybė kaip įgūdis, sakykime, atrodytų pats svarbiausias, tas kantrybės raumens stiprinimas ilgus metus nebūtinai lemia geresnius klientų atsiliepimus apie tą darbuotoją. Taip. Čia ne tik ir kantrybės jausmas. Čia yra žodis tokia yra empatija, bet aš jo nemėgstu vartoti, nes žmonės jį labai skirtingai interpretuoja tą patį žodį. Tai iš tiesų geriausias yra darbuotojas, kuriam rūpi. Ir tas rūpi įmonė, rūpi klientas, rūpi jam pačiam būti geresniam negu vakar. Ir jeigu tu eini su tokiu požiūriu, čia ne tik požiūris, bet ir požiūris, kuris atsispindi ir veiksme. Tas rūpestis tai reiškia, tu prisiimi atsakomybę ir ėmėmėsi veiksmų spręsti. Tai jeigu tu su tokiu požiūrį išlaikai, tai taip, tada tu esi geriausias. O jį sunku išlaikyti. Kai tu ateini į naują darbą, taip, tas yra įsimylėjimo periodas, ne? Kai viskas yra čia gera, faina ir smagu ir tu čia nori viską atiduoti, ką geriausia. Bet ateina kasdienybė, su kuria tu susiduri. Ir kaip išlaikyti to, tada turi įsijungti kitos tavo savybės, kurios yra labai svarbios. Tai turėti tą pozityvumą. Be pozityvumo tu tikrai neišdirbsi čia labai ilgai šitam darbe. Jūs vadovė, jūs formuojat savo komandą, lengva rasti tokių žmonių, kurie atitiktų tokius kriterijus? Ne, labai sunku yra surasti ir tu negali patikrinti taip. Ir kaip identifikuoti iš tikrųjų, kai tu matai žmogų pirmą kartą, jis galbūt darbo pokalbio metu vienoks, o žiūrėk prie darbo stalo pakėlęs telefono ragelį, jis pasidaro visiškai kitoks. Turit kažkokį tokį jau, kaip sakoma, nušlifuotą akį, jau pamatyti žmoguje tas reikiamas savybės? Gal pradžioje yra labai sunku tai pamatyti, nes jeigu žmogus nori įsidarbinti, tai jis tikrai tos degančios akis bus pas jį. Laikas parodo geriausiai, kiek tu gali būti čia ilgai. Tai aš iš tiesų manau, kad tai toks darbas, kuris kaip ir mokytojo darbas yra. Kad 3 metus tai yra tas lūžis, kai tu turi jau kažką tada daryti su savimi, jeigu tau tai nėra pašaukimas. Tikrai yra ir kaip gydytojų darbas yra pašaukimas. Kaip Asta jūs atradot, kad tai yra jūsų pašaukimas? Kaip jūs atsiradote tokioje srityje apskritai prieš kažkiek tai tų ten metų? Taip, tai buvo. Aš ir pradėjau nuo kliento aptarnavimo skambučių centre. Tuo metu ir studijavau. Tai čia buvo toks darbas, kuris man prie studijų. Papildomas, taip. Bet aš dirbau, man atrodo, ir 3 metus ir jau galvojau viskas. Aš jau čia palieku šitą darbą. Reikia man kažko daugiau, viską jaučiu ir žinau. Bet tada, kur atstavau tą įmonę, ten įpirko tas paslaugas, įmonės atstovas tiesiog paskambino, sako, ateik čia, nepalik mūsų ir dirbkim kartu. Tai va čia tas ir išlaikė, nes tada tu perėjai į kitą žingsnelį, nebebuvai jau konsultantas, jau tada jau organizavai jau tą patį aptarnavimą, kaip turi atrodyti. Ir tas, manau, atrodo, kad ir meilė žmogui yra išlaiko labiausiai, nes nori padėti. Pagrindinis tikslas, ko gero, darbo yra ta geroji patirtis kliento, galima taip įvardyti? Taip, tai yra geroji patirtis kliento, bet ir čia toks labai subjektyvus dalykas, nes mes kiekvienas žinom, kas mums yra gera, negera. Pagrindinis dalykas tai yra išmokti girdėti. Taip. Ir turėti dialogą. Tai reiškia dialogas, tai kai ir tave girdi ir supranta, ir jūs einat kažkokią kryptim, kurios norit.
Tai grįžtant prie klientų, kas labiau juos nuramina? Kažkokie greiti sprendimai, greiti atsakymai ar tiesiog jausmas, kad žmogus buvo išgirstas, suprastas ir dar be kita ko gavo ir atsakymą? Taip. Būtent jausmas tai būtent šitas. Bet yra ir tipažai labai skirtingi klientų. Tai čia mūsų dabar klientai yra tiek ir verslo klientai, tiek ir privatos. Tai privatiems klientams, fiziniams asmenims tikrai reikia to jausmo, išgirdimo, kurie jau atstovauja įmonę, tai jiems reikia sprendimo ir tada jiems reikia to greito sprendimo ir labiau tinka greito sprendimo, profesionalaus sprendimo. Ir dar turbūt su verslu bendrauti vis tiek kitaip, kažkaip turbūt gal paprasčiau ten tų emocijų, galbūt kiek mažiau nei bendravime su fiziniais asmenimis. Jau matau, kad norite reaguoti, nebūtinai taip yra? Ne, tikrai taip nėra. O kaip yra? Tada, kad už verslo nėra, tai mes nesam kažkokia struktūra, mes esam žmonės su savo jausmais, tai kur tu jų nevaldysi. Bet būtent kalbant apie tas situacijas, kai klientas tampa nebe tiesiog kliento žmogumi, kuriam norisi padėti, ar tokių situacijų būna. Ir čia turbūt dažnesnės, jeigu tokios situacijos pasitaiko, jos pasitaiko su būtent fiziniais asmenimis. Bet čia ir yra tikslas. Mes neturim žiūrėti čia kaip į klientą. Tai nėra, kad aš ateinu, paprašau ir man kažkas paduoda. Čia nėra toks apsipirkimo procesas. Tai čia yra patirties ir sukūrimas, čia yra užmezgimas, draugystės. Nes mūsų visi klientai, ne visi klientai, bet didžioji dalis klientų yra lojalūs klientai, tai yra jie sugrįžta. Ir aš manau, viena iš priežasčių, kodėl jie sugrįžta, tai yra aptarnavimas, su kuo jie susidūrė. Mes kalbėjom prieš kelias minutės apie tą emocinį pokalbio foną. Kilo klausimas, ar banko sprendimas priklauso nuo to, koks tas emocinis fonas buvo. Jeigu koks klientas paskambina ir įžūliai kažko klausia, įžūliai kažko reikalauja, arba šiaip tiesiog nemandagiai viskas skamba. Gali sprendimas banko būti labiau neigiamas nei teigiamas to asmens atžvilgiu? Ne, visiškai negali būti. Profesionalumas yra išlaikomas. Yra algoritmai, jeigu ten, pavyzdžiui, klientas nori pasimti paskolą ir nesvarbu, jis ten ar gražiai su tavim bendrauja, ar negražiai. Yra objektyvus dalykai, pagal ką yra skaičiuojamas tas algoritmas, logika, kada galima išduoti, kada negalima. Tai yra labai reguliuojama teisinė prasme Lietuvos banko ir tu negali nukrypti čia ir pasakyti, žinot, neišduosim dėl to, kad nepatiko kažkas. Tai ne, to negali būti. Kitaip tariant, yra kredito reitingas arba dar kažkas, tam tikri parametrai, kurie suoktų ten, nesuokęs yra galiai kažkaip tai ten labai gražiai, sprendimo tai niekaip nelems. Ne, nelems tai. Bet yra ir kitų situacijų, kur, pavyzdžiui, kažkas įvyko ne taip, jau aptarnavimo šitoj paslaugos, kurį turi klientas. Ir tada jau yra kliento konsultanto pareiga yra išsiaiškinti tą kliento poreikį ir jį nukreipti ir kartu rasti sprendimą. Ir jau čia yra jo profesionalumas. Kaip jis suvaldo klientą, ar leidžia jam būti emociškai toj situacijai pasilikti, ar padeda jį išvesti. Asta, ar yra koks nors principas arba taisyklė, kurio laikotės pati ir kokį tą principą arba taisyklę patartumėte turėti galvoje kiekvienam savo komandos nariui? Aptarnavimo prasme. Bendrai, ko gero, apimant visą jūsų veiklos lauką. Nežinau, taisyklė. Būk mandagus, pavyzdžiui. Ne. Aš manau, kad yra principas, kad nėra dalykų, kur negali spręsti. Tai tiesiog galbūt ne šiuo metu tas sprendimas yra, bet sprendimas vis tiek bus. O galbūt yra patarimų ir besikreipiantiems į banką, kad bendravimas būtų sklandus ir abipusiai naudingas, galbūt tiesiog reikalingas kažkoks išankstinis pasiruošimas, padedantis galų gale taupyti visų taip vertinamą laiką. Koks patarimas būtų besikreipiantiems į banką, kad jūs galėtumėte padėti efektyviausiai? Tai mano patarimas yra
būti atviriems ir pasakyti klausimą, kur jums rūpi. Iš tiesų tas rūpimas klausimas. Neuslėpti jį ten, kad reikėtų labai giliai ieškoti tikrąją priežastį. Nėra tokio kažkaip tai mūsų klientai, tie patys bando sutrumpinti tą kelią. Pavyzdžiui, iš karto yra skambučių tokių, kur tu klausaisi, atsiliepi, prisistatai ir klientas sako, tai kad čia būtų trumpiau, prašau mane identifikuoti. Iškart praeikim tą procesą identifikavimą, tada jau kalbėsiu aš apie koks mano klausimas rūpimas. Taip pat klientai tada ir sukūrė savo apibūdinimus savo. Kartais pasiskambina, sako, nu čia jūsų skolininkas skambina. Arba jie jaučiasi ir kartais norėtųsi, kad jie jaustųsi visada patogiai, kad skambina mums, o neskambina ir sako, labą dieną, čia, tarkim, Asta trukdo jūs. Nu, netrukdot jūs mums, mes jūsų laukiam. Tai va, tai klientai patys savo susikuria tas kliūtis, galbūt mintise to pokalbio sklandesnio ir nori, užskliuoja etiketes, kurių mes nenorim vartoti. Bet čia turbūt tikriausiai reikalingas tas toks gal paprastas supratimas, kad jeigu tu turi problemą, tu skambini, tu ją išsakai, neslapukauji, ne dar kažkaip ir tu supranti tiesiog, kad bankas yra partneris, tavo finansų partneris, o ne ta paslaptinga įstaiga, apie kurią mes čia pačioje pokalbio pradžioje. Čia yra pasitikėjimo sukūrimas, kuris yra mistika, menas, kaip tai padaryti, nes tu turi tik vieną savo įrankį balsą, jeigu tu telefonu aptarnauji. Ir kaip užmeskti tą kontaktą, tada čia jau yra menas. Tikrai, kad sukurti pasitikėjimą, kad čia yra geriausias sprendimas, kad aš darau jums viską, kas įmanoma geriausia. Asta, kokią matote Inbank klientų aptarnavimo komandos ateitį? Galbūt tikitės kokių naujovių ar pokyčių artimiausiais metais? Aš klausiu dėl to, kad pastaraisiais metais iš tiesų atsiranda nors naujų dirbtinio intelekto sprendimų. Jau žiūrėk, dažnam banke su tavim galbūt ir kalba robotas, o ne gyvas žmogus. O mes čia bendraujame jau 15 minučių apie tą gyvą bendravimą ir gyvo kontakto mezgimą ir apie tą žmogišką ryšį, kuris padeda geriau identifikuoti ir problemą ir rasti vertingą sprendimą. O tos technologijos, o tie pokyčiai, kažkas keisis jūsų darbe, kaip manot? Taip, tikrai technologijos mums padės ir tikrai matau dirbtinį intelektą kaip asistentą klientų aptarnavime, kiekvienam konsultantui, kad jam būtų ir lengviau rasti ir informaciją, ją pateikti, galbūt tam tikrą dalį ir gali ir asistentas pateikti, kuri yra nejautri, padaryti identifikavimo žingsnius pirmus. Ir panašiai. Tai tikrai yra galimybės plačios. Norėtųsi, kad ir yra dabar to dirbtinio intelekto, kuris labai yra empatiškas, bet va čia ir yra tas moralinė dilema. Kokia? Turim daugiau situacijų, kad ta empatija ir pritarimas visada klientui nėra geriausias jam sprendimas ir nėra jam geriausiai išeitis į situacijų. Tai va čia, manau, kol kas čia žmogaus nepakeis. Čia kokiais klausimais įdomu pasiteirauti? Kada tas pritarimas yra pernelyg, nežinau, optimistinis, gal sprendžiant kažkokius finansinius klausimus? Taip, arba tenai, tarkim, kaip nuspėti, kad tikrai klientas ima paskolą ir paskatom, ne tom paskatom, kad investuoti kokios nors neaiškias kripto, pavyzdžiui, valiutas. Nes tikrai užbūrė juos, kad pasimkite pinigų, investuokite, didelis uždarbis ir dirbtinis intelektas, sakydamas, jeigu klientas išreiškia tokią mintį, kad čia yra gera galimybė ir jeigu jis pritarė, kad tai yra gera galimybė, tai tikrai nemanau, kad yra į naudą. Tų situacijų visokių gali būti, čia dabar fantazuoju truputėlį. Taip, bet čia konteksto vertinimas. Taip, konteksto vertinimas, kaip jis vertina. Tai tas dirbtinis intelektas yra užprogramuotas taip, kaip jis norėtų vertinti. Ar pataikauti klientą, ar atvirkščiai. Asta, minėjote, kad nėra taip lengva rasti žmonių, kurie galėtų dirbti tą darbą taip,
kokybiškai kaip jūs. Ar iš tikrųjų galima ateiti į banką, kad ir į Inbank ir išmėginti savo jėgas jūsų rogėse? Tikrai taip ir mes visus labai laukiam, nes ši vieta yra labai puikus startas, ypač jaunimui savo gyvenime pradėti ir pajausti, kas yra darbas. Nes čia yra tiek erdvės joje augti, ne tik jausti atsakomybę, bet ir suprasti žmogų, pajausti jo psichologiją, išdrįsti būti pačiam drąsiam, tau suteikia tiek jėgos ir pasitikėjimą savim, tu jau žinai, kaip ateityje reikia spręsti šitos klausimus ir kreiptis. Tai tikrai šito kviečiu visus išbandyti ir mano filosofija, jeigu taip aš turėčiau tokią galimybę, tai kiekvienoje įmonėje, kurie dirba su klientais, o dažniausiai tai vis tiek mes kūriam produktą klientams ar panašiai, tai nesvarbu, į kokią poziciją tu ateini, tu turėtum startuoti nuo kliento aptarnavimo, jeigu yra tokia pozicija kliento aptarnavimo. Po to jau galėsi eiti daryti marketingą ar tenai kurti naują produktą, bet tu turi pajausti, kas iš tikrųjų rūpi klientui ir kokie jo poreikiai yra. Ar prieš kreipiantis į jūs reikia kažkokių ypatingų įgūdžių turėti, apie juos pamastyti? Nežinau, galbūt žmogus turi turėti kažkokių savybių. Pavyzdžiui, gražų balsą. O, čia privalumas yra gražus balsas. Jis labai tiktų su savo tokius sodiriu. Aš ateinu. Taigi iš tikrųjų reikia kažkokių įgūdžių turėti. Tikrai padedam jas išugdyti. Yra noras, svarbiausia noras mokytis, nebijoti ir išdrįsti. Tai jeigu yra ir požiūris taip pat yra svarbu, kad tu nori padėti. Ir kad tai nėra tarnystė ta blogąja prasme, tai tarnystė dėl to, kad mes būtume abu laimingi. Tai jeigu turi tokį požiūrį, tai nereikia daugiau nieko. Asta, mūsų pokalbio pabaigai, ką pati labiausiai vertinate savo darbe? Kas jūs veža, kas jums patinka? Man patinka nežinomybė, man patinka asmeniškai, kad tai nėra rutina. Kad tu gali padėti ir labai vertinu, kai tu dar gauni žodį ačiū už tai. Tai čia tada būna labai gera diena. Ir mūsų klientai tikrai, kurie mėgsta padėkoti ir kolegoms kartais pasidalinu ir dainas įrašo mums, kaip padėkos žodžius, eilėraščius atsiunčia. Tai tuo yra džiugu, kad ta padėka būna tokia spontaniška ir tokia meniška kartais. Ir ko gero grįžtamasis ryšys bet kokioje profesijoje, bet kokioje specialybėje yra tas pagrindinis motyvuojantis faktorius. Taip, tikriausiai taip, nes mes kiekvienas tikriausiai norim būti reikalingas ir įvertintas. Tai šitam darbė tu gali to pajausti daug. Tai buvo Asta Dirvonskienė, ačiū Asta jums, Inbank kliento aptarnavimo vadovė. Ačiū jums dar kartą ir sėkmingų darbų. Dėkui labai.